Sveiks. Nu ką, pasiruošę į kalnus? Tai kas mane matot pirmą kartą, esu Vilesas ir šioje kelionėje lėksim į kalnus. Startuosim nuo Dolomitų Italijos, tai praleisim ten apie porą savaičių. Sekančią etapu šiek tiek panaršysim šiaurinę Italiją, tai lankysim Gardos ežerą, Como ežerą, gal tą pačią Veneciją, matysim eigoje kaip jausios, kaip kas. Ir tada sekančią etapu važiuosim į Prancūziją, eisim žygį aplink Mont Blanco kalną. Tai 180 km žygis su 10 000 sukilimo per 3 šalis. Tai Prancūzija, Italija ir Šveicarija. Vyks automobiliu, Golfas 5 pliusas. Planuoju nuvažiuoti apie 10 štukų kilų, bet visko gali būti, kad kelionę užbaigsiu, kad ir kokiai Lenkijai, bet tikėkimės geriausia. Noriu nuotykio, tai kuo daugiau stengsiuosi turėti sąlyčio su gamta, veltis kažkokias nežinomas situacijas, tai daugiausiai vis tiek kempinsiu palapiniai, miegosiu automobilį, bei bandysim kažką padaryti nelegalaus, ko nerekomenduoju, tai miegoti kalnuose. Ką šiandien padarysim, tai apžvelgsim šiek tiek, ką pasiemu į kelionę, kokį įrangą naudosiu. Įrangą visai neseniai nusipirkau, protestavau kiek galėjau, bet realiai viskas pasimatys eigoje. Tai ką dar padariau, tai pasiėmiau viešbutį ir Bembeką rytoj, važiuosiu per Čekiją, stosiu Čekijai. Tada dar vieną dieną važiuosiu iki pat Italijos ir tada jau ryte kilsim į žygį, pirmąjį žygį. Tai nelendam per daug detalės ir ką padarom, tai lekiam, apsižiūrėsim daiktų, ką įsidėjau. Tai važiuojam. Nu ką, labai širdžiai mielas vaizdas. Realiai kiekvieno jauno buchuriuko svajonė, bent jau mano būdavo ypatingai kažkokie smulkus, maži dalykai. Patikdavo pasiknis po sąlyčius. Tai kiekvienas kažkokios lemputės, varžtukai, nežinau, labai fainas dalykėlis. Čia yra beveik visi daiktai. Ko trūksta, tai elektronika, visokie pakrovėjai, higienos priemonės, kosmetika ir maistas. Tai realiai visą kitą nusipirksiu eigoje. Tai pradedam nuo batų. Realiai turiu 3 poras. Tai tapkės, po ilgų haiko pailsint kojas tiesiog. Tada aukšto auliuko haikingo batai. Pirkau Indonezijai. Vieną kartą lipau ugnikalnį, tai visai atrodė faina, bet dabar prieš keletą dienų praėjau šiek tiek ilgesnį haiką. Ir kas automatiškai gavosi, kad pradėjo tinti koją, kaip ir standartiškai žygio metu, ir kadangi yra tik išmiros, pradėjo trinti, spausti ir kojas pasidarė labai skausmingos, kadangi eisiu labai didelis atstumus, nežinau, bendrai kokią 300-400 km, tai nusitrint koją anksti būtų problematiška. Todėl visai neseniai prieš porą savaičių nusipirkau trumpus haikingo batus, mokėjau apie 100 eurų. Kadangi ten bus gan aukštos temperatūros, pirkau neatsparius vandeniui batus, labai kvėpuojantis, laisvesni batai, todėl manau, kad labai bus puikus pasirinkimas. Sekantis dalykas, galim praeiti prie elektronikos dalies. Tai GoPro setas, laikiklis ant kaklo, laikiklis krūtinės galvos, plati lenzė, štatyvas, GoPruškė arba tam pačiam telefonui. Tada porą powerbankų, JBL-as, haiko metu, kad nebūtų liūdna. Tada švieselė. Pirkau iš Decathlon'o, nepamenu kiek minėjau, labai pasitvirtinęs daiktas, kadangi pirkau, kad būtų tiek pakraunama, tiek su batarkėm. Su vien pakraunamu nelabai pasitikėčiau, priklauso kur eini, tai jeigu Lietuvoje kažkokį paprastą žygį, tada jo, bet jeigu kažkur aukščiau giliau kalnus, tikrai vertėtų turėti kažkokią pakaitinę. Sekantis dalykas, dronas. Visai nusipirktas neseniai žaislas, net neabejoju įspūdingais kadrais kelionės metu, būtent po to kelionė kalnai ir įsivaizduoju, kad būtent telefonu ar su ta pačia GoPro tu net vaizduosi tas aplinkos, todėl taip ir norėjosi kažką nusipirkti ir kad pačiam pasiliktų prisiminimas, kažkoks dienoraštis ir kad jums kažką pateiktų. Kas dar iš elektronikos, tai matau lempelės, nusipirkau iš Temu, net nežinau kiek jos laikys, bet tikrai visai fainas daiktas, atrodo į palapkę pasikabinti ar kažkur, nežinau, vakarę kempinti prie mašinos, vos porą eurų kainavo, tai
kad ir atlaikys vieną kelionę, bet manau tikrai pasitvirtinęs bus daiktas. Taip, šokam prie rūbų. Labai paprastai 2 haikinimo kelnes. Vienas pirkau Decathlone, kitas pirkau Indonezijai. Su Decathlone keliam dar nelabai spėjau pavaikščioti, tai neatsakysiu nei už kokybę, nei už kažką. Tada 2 šortai. 3 maikės haikinimui, marškiniai vieni haikinimui ir 2 maikės tiesiog išeiginį. Tada eina flisas, vienas plonesnis toksai, vienas storas. Tiesiog nežinau, kokios bus temperatūros, tai šilumai. Tada sekančią tapau pasiėmiau neperšlapamą striukę. Jinai tokia medžiaga keista, tokia kaip ir guminė, kas nelabai yra gerai, nes pridės nemažai svorio, bet kadangi nežinau, niekada neprireikė tos 100% kažkokios waterproofinės striukės, tai net nenorėjau investuoti papildomai. Tai sekantis dalykas, kojinės. Nusipirkau kelias merino vilnos kojinės, jos puikiai apsaugo kojas nuo tų pačių nutrinimų, kvėpuoja ir puikus sprendimas žygiam. Ir tada mano mėgstamos baltos kojinės iš medvilnės, kas yra peilis realiai haikam, bet aš visur jas deduos, tai žodžiu, kaip nors. Kas tada? Kepurė, nežinau ar prireiks, bet įsimėsiu dėl visako ir pirštinės. Taip, tai sekanti brangiausia, kainavusi dalis, išskyrus droną, yra miego sistema visa. Tai kilimėlis, pirkau praeitais metais armijai ir civiliams. Faktas, šiai kelionės nėra labai geras, kadangi jo svoris kilogramas 700, tai jis labai didelis ir sąlyginai sunkus, kadangi teks nemažai eiti. Tikrai pajausiu tas svoris bendrai susidėjus, bet kito kažkaip nenorėjau pirkti, kadangi netiek daug ir haikinu, tai kaip nors palapinę. Turėjau palapinę irgi husky, pirkau praeitais metais, kai variau Zakopanę haikinti, bet jos svoris ten yra 5 kilai, jinai 4-vietė ar 3-vietė ir tiesiog labai sunki, nekompaktiška. Tai įsigijau visiškai naują, realiai 2-vietę, 2-gulę, bet išbandžiau tai realiai vienam žmogui, įkelsiu modeliuką, atrodo labai super, gan lengvas, 2 kg 200. Sekantis dalykas yra miegmaišis, labai svarbus dalykas, tikrai haikinant, varant į kalnus ar kažkur verta jį investuoti. Prieš tai turėjau namuose kažkokius keletą miegmaišių, ištestavau, sušalau ir žodžiu, nusipirkau šį modelį, kadangi buvau kariuomenėje, Lietuvos kariuomenė naudoja tą patį brandą, tai vadinasi Carintija, tai čia yra vasarinis modelis, Carintija Tropical, komfortiškas iki +5 laipsnių, tai išbandžiau dabar prie +9, labai viskas komfortiškai ir jeigu ieškot gero miegmaišio, nežinau, nueikit Facebook'e kažkokią kariuomenės grupę, kariuomenės ekipuotės grupę ir galit pasimti tokį patį modelį. Sekantis dalykas yra palapinsiaus, kadangi yra planas nelegaliai miegoti kalnuose, ko tikrai neskatinu daryti. Teko pasimti palapinsiaus, tai kadangi palapinė statytis faktas, kad jinai labai matosi ir tas plius spalva yra mano tokia salotinė, tai kad sumažinti tą siluetą ir jeigu kažkokios prastesnės oro sąlygos, pasikelsim, pasidarysim stogelį iš palapinsiaustės, tada eina miegmaišis, vėlgi salotinis, nežinau kodėl tokių prisipirkau, bet tiesiog kažkur sustojus, jeigu, nežinau, bus faina vieta pasikabinti miegmaišį poilsiui, kodėlgi ne. Pagalvėlę pirkau visai neseniai iš Temu, labai pasitvirtino, nežinau, tikrai bene geriausia pagalvėlė, kokią esu naudojęs, nes šiaip ten, jeigu parduotuvėje kažkokia pirkėjai, jinai tokia labai kieta ir taip toliau, o šita, pasitvirtino, galėsiu įkelt įrašą. Toliau veido kaukė ant akių, kadangi nebus komfortiška, bet bent šiek tiek pagerint situaciją ir kad neprasibūdint labai anksti, pasiimu kaukę. Ir toliau eina tokie šniūrai, tai čia miegmaišiui, jeigu bus kažkur labai sudėtinga pasikabinti, tiesiog tokie prailginimai. Taip, tai virtuvėlė, ką toliau, medinė lentelė, pjaustymui, valgio gaminimui, kadangi vis tiek keliausiu automobiliu, gaminsiu automobilį, tai labai pasitvirtins. Tada mažiukas toks podas, mažytė keptuvytė, šitą nešiusi į kalnus, tada špižinė keptuvė didesnė, tai su ją daugiau gaminsiu kažkur vietoj.
katiliukas su degimo elementu, tai vėlgi pagrinde viską gaminsi ant jos, dujos, podelis. Sekantis dalykas, peilis. Labai fainas toks. Ir medį kirsti, ir barzdas kusti, ir pomidorus gali vakarą pasipjausti. Pasitvirtinęs daiktas. Taip, toliau turim sulankstomą šaukštą šakutę, vėlgi pirktą iš Decatlono, bei tokį sulankstomą peiliuką, atsuktuviuką ir visokią kitą velnę, kas vėlgi naudinga. Tada turim tokią mažytę sulankstomą kėdutę, vėlgi pirkau iš Temu, bet visiškai, tokia, tipo, mažytė, gali pamatysite eigoje. Tada vandens sistema, tai vėlgi vandens, nežinau kaip vadinasi, pūslė, sugėrimo šlanga, labai tikrai pasitvirtinęs dalykas ilgiems haikams. Pirkau Šarmį ir civiliams, kol kas šiek tiek jinai man bėga, bet nežinau, eigoje pasižiūrėsim. Ir tada nusipirkau filtrą. Vandens filtrą, kadangi praeitais metais Zakopanėj grybas prigėriau iš upės vandens iš kalno, ką mačiau dar ir vietiniai, bet man visiškai nepasitvirtino, tai teko vakare pariaumot ant tūliko, tai ryte buvo įsigandęs ir viskas, kas iš virtuvėlės tiek, ką dar nepaminėjau, kur nežinau, kur be priskirti, tai haikinimo lazdos niekada gyvenime nesu naudojęs, bet ir kiek dariausi analizę apie tos pačius Dolomitus, apie kažkokius kitus kalnus, tai visi tikrai labai rekomendavo pataupyti kelienus ir, tai nežinau, gerai, sakiau, nusipirksiu. Ir tada ten keletas mountų, kretinkė ir papildai. Tai va, realiai toks vaizdas su kipuotė. Galim dėti prie bolidų, su kurio važiuosime į Italiją. Tai va, Golfas 5 pliusas, 2008 ar 2009 metų, 300 beveik rida, kurią nesunkiai pasieksim, kuris iš pusės pasukimo vis dar. Bet čia, žinai, matysime eigoje realiai kaip seksis. Čia planuoju, duodu 10 štukų kilometrų, bet visko gali būti, kad ir sustosiu lenkuose kur nors. Brema kaip ilgam bičiui, 1,95 m, tai galvoju, kad bus sudėtinga, bet va, priekinė sėdynė atsistūmus, atsilenkus, kai direktorius mėgos. Tai ką, lekiam dėtis daiktus, kol kas varau dar išsiplausiu, išsisirgu kambarį, kad galėčiau gyventi ir susitiksim rytoj. Davai.